Sveiki visi Videogavos nariai bei lankytojai. Čia aš Fingerboarder. Ši pamoka bus skirta kaip įkelti šabloną, kitaip sakant dizainą, į mūsų tinklalapį, kurį sukūrėme praeitą pamoką. Mums reikės šablonų, būtent 9 versijos, žiūrint kokią Data Life engine varikliuką naudojate. Aš kadangi naudoju 9, kuriam daviau siųstis. Tai va, šablonas ir FileZilla programėlė. Va. Pirmiausia, įsijungiame FileZilla programėlę, prisijungiame, einate domains, pamokos.ava.lt, čia jūs savo pasirenkate, paskui public HTML, paskui templates ir čia įkeliate savo šabloną, kitaip sakant, dizainą. Na štai, kai viskas susikelia, turi būti visi sėkmingi perdavimai, nepavykę siuntimai negali tai būti. Tuomet einame į internetinę naršyklę, į savo tinklalapį. Tuomet spaudžiame prisijungiate pirmaliai, tuomet spaudžiate admin centras, sistemos nustatymas, paėję žemyn, spaudžiate, susirandate puslapį šablonas pagal nutylėjimą, čia išsirenkate savo šabloną, paspaudžiate ir spaudžiate išsaugoti. Ir štai pagal viską turėtų šablonas veikti. Kaip matote, viskas kuo puikiausiai veikia ir gerą naudojimą. Ačiū, kad žiūrėjote pamokas, laukite kitų pamokų. Ir be to dar pamiršau pasakyti, kad geriau jūs man siūlykit kokias pamokas dėti, nes man pačiam aš taip tiksliai nežinau, kas jums patinka, ką jūs norite. Galbūt jums kokia problema iškilo dėl svetainės kūrimo, arba dėl šiaip kokiu nors kompiuteryje iškilo problema, tad rašykit man į PM arba į komentarus, būtinai atrašysiu ir bei sukursiu video. Tai va, šiam kartui tiek, iki.